Sveiki, aš Imantas ir savo rankose turiu Redmi Pad 2. Ieškai kompaktiško planšetinio kompiuterio, žaidimams, darbui ar tiesiog poilsiui, šis 9,7 colių Redmi Pad 2 yra būtent tai. Jis yra viduriukas tarp 12 ir 10 colių, tai yra nei per didelis, nei per mažas. Puikiai tinka tiek įsidėti beveik į kišenę ar kur nors šalia. Šis planšetinis kompiuteris gali tapti geriausiu pasirinkimu savo kainos kategorijoje. Jeigu ieškai to, kas būtų patogu, netrukdytų gyventi ir būtų tikrai kompaktiškas, 9,7 colio. Vadinasi, gali ir skaityti, gali ir rašyti, gali ir filmų žiūrėti. Puikus pasirinkimas. Dėl plono aliuminio korpuso ir lengvo svorio jis iš tikrųjų yra patogus naudoti viena ranka. Retas atvejis, tiesa. Redmi Pad 2 turi ryškų ir detalų ekraną, kas tikrai padeda žiūrėti bet kokį turinį. Šis mažas planšetinis kompiuteris turi net 120 Hz atsinaujinantį ekraną, kas tikrai padeda sklandžiai tiek žaisti, tiek žiūrėti turinį. Dar vienas didelis pliusas tai yra baterija. 7600 mAh. Vienas įkrovimas visa diena. Naudoju be jokio įkroviklio. Redmi Pad 2 planšetinis kompiuteris. 9,7 colio, 7600 mAh, 120 Hz ekranas. Ieškai kompaktiško planšetinio kompiuterio, štai jis.